Tai labą dieną visiems dešimtokams. Šiandieną mes pradedame mokslo metus ir jums sveikinimai. Sveikinimai, kad grįžote į mokyklą sveiki, žvalūs, gražūs. Ir ką mes šiais metais darysime? Tai šiais metais mes programuosime. Pagrindė mūsų visas darbas bus programavimas. Kaip su to programavimu yra? Tai mes turim praeiti, jūs pernai metais šiek tiek jau susipažinę esate su programavimu, tačiau to programavimo išsamaus tokio ir gilaus daugiau domėsimės šiais metais. Kiekvieną pamoką jūs gausite aiškinimą, užduotį, prie manęs kažką tai paspręsite, kažką tai įsianalizuosime kartu, įsiaiškinsime ir gausite namų darbus. Namų darbai bus visą laiką 2-3 uždavinukai. Gale mėnesio, jeigu viską mokinys atlikęs, viską padaręs, tai jam yra apie 50% skaičiuojama, kad jisai įsisavino ir padarė tos darbus, 50% mėnesio pažymio įskaičiuojamas. Ir kita 50%, jeigu nori 10 gauti, tai, sakykime, ar kitokį pažymį, tai jisai gali gauti apsigynęs darbą, tai yra parašęs iš tos temos kažkokį uždavinuką, sprendęs uždavinuką. Ir tada gaunasi viskas, įrodo, kad per visą mėnesį jisai mokėsi, stengėsi, darė, jis viską supranta ir jis gerai įsprendė. Priešingu atveju, jeigu ten kažkokį mažiau uždavinukų spręsta, dar kažkas, tai tada atitinkamai mažėja pažymio, reiškia, skaičius ir automatiškai jo taisytis KTU licėjuje negalima. Ne? Tai tie, kurie mėgėja vaikščioti kažkur, tai važinėti, vairuoti kažkur, tai dar kažkokius dalykus atlikinėti pamokų metu, tai jūs šitą dalyką žinokite, stenkitės viską sekti, viską žiūrėti ir kad jūs visus turėtumėte darbus. Toks pasakymas, kad aš vairavau, kad mane mama nepasiėmė iš mokyklos, kad aš užmiršau, kad visą kitą jau tokių dalykų dešimtokai jau neturėtų. Nes jūsų tai yra paskutinė pamoka, į šitas pažymys jums įeina į atestatą, išskyrus, jeigu variantą, jeigu jūs rinksitės 11-12 klasėje informatiką, jau rinksite, žodį pabrėžiu, rinksitės, tada jis automatiškai tas pažymys persikėlė į 11-12 klasę ir jisai, kokį jau 11-12 klasė gausi pažymį, toks ir bus. Bet šiaip su 10 klasė gaunate pagrindinio mokymo dokumentą mokslo ir va tam pagrindiniam būna išvardyti dalykai ir tie dalykai yra parodyti, kaip reiškia, kad jūs galite turėti kokį pažymį. Dabar pabandom toliau žiūrėti, iš kur viską gauti, iš kur aš mokysiu. Tai kadangi čia pas mane jau, kiek sako, seni kareiviai, visi mane pažįstat, aš jumis pažįstu visus, tai susiveda mokytojas.com. Dar jinai atnaujinta bus ta svetainė, aš per vasarą truputį pakeičiu, bet programavimo tai ten daug nebus pakeista, čia 11-12 klasiai daugiausiai bus keičiami dalykai, bet žiūrėkime, ką mes dabar turim. Mūsų visas mokslas bus pamokos spaudžiami ir einame į galą sąrašo, kur yra programavimas C++. Programavimas C++. Ir čia viską įsamei eisime. Čia yra informacija visa, ką per visus, sakykime, 10, 9, 10, 11, 12 klasėje mokomasi iš programavimo. Tai galite pajunginėti sekantis puslapis, ankstesnis puslapis, pažiūrėti, kas iš viso mokykloje mokomas programavimo. Ne? Ir mūsų programavimo kalba bus C++, kadangi ir egzaminus laikome C++, bet labai gerbsiu, jeigu šalia to galėsite ir Pythoną mokytis ar kažkaip tai uždavinukus spręsti. Dalinai su Pythonu irgi galima laikyti egzaminą. Ir galbūt, jeigu šnekant apie kažkokias
sąlygas ar geriau gauti darbą kažkur tai Lietuvoje. Tai manau, kad su C++ kaip tokia galinga programa gal ir nelabai kur nors čia ir gausite Lietuvoje, užsienį tai tikrai gautumėt, bet Lietuvoje tai vargu, o su Pythonu tai tikrai gautumėte darbą, nes daug kas dirba, ypatingai dabar kaip dirbama su tom dirbtinio intelekto pagalba, visa kita, tai daug kas dirba su Pythonu, tinklalapiai, žaidimai ir taip toliau. Paprasti tokie, ne? Tai atrodo, iš kur mes imsim pamokas. Tai pavyzdžiui, jeigu ar susirgė kažkas atsitinka, tai visada galite grįžti į šitą puslapį. Puslapis dirba 24 valandas paroje. Jis yra nepriklausomas nuo mokyklos. Reiškia, ar mokykloje kažkas tai bus, čia išpirktas serveris, aš už jį moku pinigėlius. Ir čia viską dėduosi, kad visi mokiniai bet kuriuo momentu, ne mokiniai ir tėvai gali pasižiūrėti, ką čia mokytojas mokina, taip pat mokyklos administracija sekti mokytoją, ką jisai duoda, kokias užduotis, ką jis čia moko. Tai ta prasme visiems atvira erdvė ir labai ramiai šitą visą dalyką galima sekti, žiūrėti. Tai vėlgi sugrįžtu prie tos dalykos, kaip čia visą tą reikalą sekti. Tai sekimas yra, kad jeigu jūs netėjote, tai jūs žinote, kažkokia pamoka praleista, tai automatiškai tamo žurnale arba draugų paklausė, ar tema kažkokia nauja ėjo, tai visa kita, ir jūs galite pasižiūrėti, kas ten buvo eita. Dabar kokia struktūra yra šitos svetainės ir kaip ten tos pamokos yra. Aš visą laiką stengiuosi pamokas įrašyti, ką aš šneku, įrašau. Ir tai dariau ilgus metus, 15-20 metų. Man labai naudinga programavimą įrašyti, nes programavimas mažai kintantis, jisai praktiškai mažai kas pasikeičia, visą laiką vienas tas pats, tai ką įrašai, tas ir lieka. Ir tie filmai visi yra įkelti į YouTube'ės kanalą, tik tai su tinklalapiu prisekti kaip nuorodos. Iš manęs nuo mano tinklalapio arba serverio visiškai neima jokių resursų, viskas yra YouTube'ės kanale. Ir kodėl yra YouTube'ės kanale, tai todėl, kad ten nemokamai, bet kadangi YouTube'ės kanalas nori įsilaikyti, tai jie ima reklamas. Už tas reklamas aš jokių pinigėlių negaunu, aš ten nieko nereikalauju, kad man ten kažkas tai kažko tai mokėtų, bet YouTube kanalas tam tikros skaičius visą laiką, jeigu daug tų filmų pridėta, jie pasinaudoja to ir ima už reklamas. Tai labai, kai sako, atsiprašau. O man yra proga, kad vaikai, kurie serga, vaikai, kurie neišklausė pamokoje kurso, mokiniai, kurie, sakykime, išvykę su tėveliais, su visa kita, tai man yra nestabdymas visos grupės, visos klasės, o tiesiog aš galiu savo toliau su visais eiti tolimesnę temą, o tas mokinys, kuris išvažiavęs ar kažkas tai jam ten atsitiko, jisai gali savarankiškai pasižiūrėti ir pasivyti. Tai man palengvina šitą darbą, man palengvina, kad aš visą laiką tą patį nereikėtų man sakinį kartoti 100 kartų, tai aš tiesiog įrašau tą sakinį ir jūs visą laiką galite. Dabar aš kaip mokytojas visą laiką stengsiuosi gyvai šnekėti. Man labai svarbu jūsų jausmai, man svarbu jūsų nuotaikos, man svarbu, kad jūs pasakytumėte aiškiai savo poziciją, bet labai į kalbas didelės neįsireiškiu, nes kai kurie jaunimas labai mėgsta tokius žaidimus žaisti, jeigu mokytojas tik tai kalbus ir įsikalbėti nori, tai tada iš karto, oi, man tas rūpi ir man anas rūpi ir nueina į visiškai nieko bendro su dalyku temas ir tada pavojus yra, kad mokytojas tik tai pasakoja, tik tai tarpusavy šneka, o mokytis nėra kada. Tai aš visą laiką vesiu, pašnekėsiu įžangą tokią visą kitą, paaiškinsiu, įspręsiu uždavinį kažkokį pavyzdinį iš kažkokios temos ir tas viskas bus užfiksuota ir jūs ten toliau jau turėsite patys galvoti. Dabar kaip yra su
mobiliais telefonais, kaip yra su žaidimais pamokos metu, kaip yra su dirbtiniu intelektu. Tai telefonai nepageidaujami, manau, kad telefonai turėtų būti kažkur tai nenaudojami pamokos metu, tai ten kokius žaidimus, kažkokius pasirašymus ar dar kažkas tai. Toliau neturėtų būti iš draugų nusirašinėjami kažkokie darbai ir taip pat su dirbtiniu intelektu galite namuose aiškintis, o klasėje viską turi mokytojas pasakyti. Klasėje mokytojas pasakys, bet jeigu tą klausimą, pavyzdžiui, sakykime, vienas mokinys paklausė tą, sakykime, klausimą, kitas mokinys jau bando tą patį klausimą pasakyti, tą atsakė mokytojas, ne? Jau trečiam, ketvirtam, penktam, šeštam mokiniui to pačio klausimo atsakymo nesakys mokytojas. Tai ta prasme, kad jūs turite sekti, turite žiūrėti, turite informuotis. Dabar kaip yra su konspektais. Na, aš stengiuosi ir pirmenybę teikiu praktiniams darbams. Tai yra, kad jūs, jeigu kažkokia dalis neaiški, mane klausite ir savarankiškai, kadangi jau esate suaugę žmonės, tai jūs pasižymite, jeigu jums tai svarbu. Aš duosiu konspektą, kai visada duodu tos pamokos, ką mes praeiname svarbę temą, ten nesvarba, konspektuką. Ir tą konspektuką jūs ar persirašot, ar atsišveičiat, ar atsispausdinat namuose su savo spausdintuvu. Ir taip jūs turite tą informaciją. Tai jeigu kažkokia dalis nesuprantama yra, pavyzdžiui, yra mokiniai, kurie kažkur tai daugiau mokėsi programavimo, kažkokius būrelius lankė, visą kitą. Ir jam atrodo viskas aišku, ten dirba, ten kažką tai daro ir va čia atėjo ir užstrigo kažkokiai vietoj ir nežinau tos kažkokio dalyko. Tai arba asmeniškai prie mokytojo prieinat, arba kažkaip tai informuojat, kad mokytojas jums parodytų, paaiškintų tą atskirą vietą. Arba namuose su dirbtiniu intelektu galite pasiklausti, pasižiūrėti, kaip ten, kas ten, kokie pavyzdžiai ir iš tų pavyzdžių įsiaiškinti arba paklausti, ką reiškia tas ar tas, dirbtinis intelektas paaiškins. Va, tai galimybės mokytis yra tikrai labai geros. Dabar nėra taip sunku, kad ten, sakykime, užsikirtau namuose uždavinį neįsprendžiau vien dėl to, kad nesupratau matematinio sprendimo to, nesupratau, kaip ten sudėti tam tikros funkcijas ar dar kažkas, tai dabar tie dalykai jau, kai sakant, nebe aktualūs. Tai manau, kad galima įdarbinti dirbtinį intelektą, jo labiau, kad jisai tobulėja, jau dabar yra ir jo ChatGPT-5 versija, prieš tai buvo 4o, dabar 5o yra ir 5, ir kas pusę metų jis tobulėja, jau reiškia ir viskas gerai. Dabar iš karto klausimas iš kitos pusės būtų, jūs manau, kad tai paklausite, tai kam tada mokytis iš viso, jeigu viską gali padaryti dirbtinis intelektas? Ar yra tokie klausimai? Drąsiai sakykite. Tai aš kaip mokytojas galiu pasakyti tik tai tiek, kad dirbtinis intelektas padės tik tai tada, kada suprasi giliai tą visą dalį. Jisai padarys tą rutiną ir juodąjį darbą. Jeigu tu jį nesuprasi, ką tu ten nori padaryti, tai jis arba į lankas nuves kažkur tai, arba jisai gali neteisingai visiškai atsakymą duoti. Tai tu turi suprasti, jis tai palengvina čiučiut, surinkti informaciją, padėti visą kitą. Jeigu už jumis kažkokius lengvus dalykus įspręsite, jeigu gerai suformuluosite užduotį jam ir padėsis įspręsti, tai nereikia galvoti, kad dirbtinis intelektas už jumis ir viską darys. Dabar ateina tokie laikai, aš jau, kai sakant, kai sakant, vyresnio amžiaus, tai lyginu savo laikus ir dabartinius laikus. Tai va dabar jums ateina tokie laikai, kad vien tik tai žinoti neužteks. Žinotų už jumis dirbtinis intelektas daugiau žinos. Jumis į jokį darbą nepriims, jeigu vien tik žinosite.
jums reikės kurti. O vat, kad galėtum kurti, tai tu turi labai daug žinoti, kad galėtum kurti. Tik tai tada galėsi kažką tai įsisavinti ir kažko tai gyvenime būti progresyvus. Tai aš siūlyčiau, kaip jau nuo pat pradžių sakau, kad dirbtinis intelektas gali būti pagalba, gali būti surast, padėti, visą kitą įsiaiškinti, jeigu kažko tai nedrįsai paklaus mokytojo, dar kažką tai galima pasiklausti dirbtinio intelekto, sulyginti su mokytojo pasakytą dalim ir dirbtinio intelekto paklausimo, dar kitų šaltinių pasitvirtinti, ar tikrai taip yra. Va, ir taip yra palengvinimas, bet mokytis sužinoti pačią žinią reikia stengtis išmokti. Arba kūrybingiems vaikams, kurie ieško kažko tai, jiems tas neįdomu arba tas įdomu, tai yra labai geras skatinimas, jūs kurkite kažką naujo. Dabar yra didelis galimybės, kurkite naujo. Na, aš daug čia dabar šnekėjau apie pamokas, dabar aš norėčiau pašnekėti apie, kiti pašnekės, tiksliau, apie kokia yra programuotojo specialybė, kaip galima įsisavinti. Ir YouTube'ės kanale aš dabar paleisiu filmukus, kuriuose aiškins, kaip programavimas ar programuotojo darbas, koks yra ir taip toliau, taip toliau. Taigi, ačiū už tą pirmą išklausimą visą. Tai to klausimas kaip ir